Sveiki, šiandien mūsų svečias labai gerai žinomas visiems Lietuvos MMA kovo mėgėjams kovotojas Egidijus Valažis. Sveiki. Tai pirmas klausimas bus toks, ar tikrai šiandien paskutinė kova Lietuvoje? Ne, aš manau, kad tikrai užtenka, tegul jaunimas, kaip sako, skina pergalės. Tai kas pastumė link tokio apsisprendimo? Na, iš tikrųjų, seniai aš turėjau tokią mintį, vis tiek ir metai, ir traumos, viskas atsiliepia, kažkas tai atsitinka, tai nusprendžiau jau, kaip tik pasitakė man laisvas tarpas nuo varžybų ir nusprendžiau sudalyvauti čia ir baigti. Kaip įvertintum šiandieninį turnyro priešininką Jurij Gorbenko? Na, iš tikrųjų, kiek aš žiūrėjau ir video, viskas tikrai stiprus priešininkas, turės irgi nemažai kovų ir kovojęs ir keidžiai yra ir visur, tai aš manau bus įnirtinga kova. Tikiuosi. Kokie planai JAV, gal būtų galima ką nors konkretaus sužinoti? Ne, dabar su Bellatoru yra, kaip ir Bellatoro šių metų sezonas kaip ir pasibaigęs, kiek su jais teko bendrauti, viskas, sakys, spręsis po naujų metų. Ar buvo bandymų susitart, pasirašyti kokį sutartį kontraktą su kitom JAV MMA organizacijom? Ne, tikslas buvo pasiektas. Visą laiką norėjau pulti arba UFC arba Bellatoras. Bellatoras pasiūlė sąlygas, viskas mums tiko ir pasirašiau su Bellatoru. O kaip tu žiūri galimybės dalyvauti MMA turnyruose Europai, M1, Superior Challenge, KSV? Šią dieną, kas liečia MMA sportą, aš matau, kad šitas 3 organizacijas išvardinu, tai yra šią dieną jos stipriausios Europoje. KSW, kiek visą laiką stebiu aš jų turnyrus, visą laiką prikviečia daug ir Amerikos, ir visokių tikrai gerų MMA kovotojų ir jie tikrai kelia savo MMA lygį. Nesvarbu, kad jie daro vieną turnyrą į metus, bet tai tikrai aukštų lygių yra turnyrai. Aišku. Ar tu turi nemenkos MMA kovinės patirties, norėtume pasidalinti su jaunais Lietuvos kovotojais per seminarus? Na, aišku, visą laiką niekada neatmečiau tokios galimybės, visą laiką ėjau už jaunimą, stengsiuosi aš jiem padėti, kuo galėsiu, aišku, informacija, treniruočių, seminarų kokių ar kažkuo, tegul tik jie sportuoja, juda ir sėkmės jiem. Taip sakant, tegul kviečia tik tai. Ne, ir tegul kviečia, bet esmė šiai dienai jaunimo viso yra, kad jiem gal biški trūksta tokios gal motyvacijos ar kažką. Tas MMA sportas Lietuvoje truputį yra nukritęs, jisai į apačią. Dabar visi renkasi truputį jaunimas, kaip aš pastebėjau. Jie renkasi daugiau ką vienas. Stovėsena, kur mažiau darbo reikia įdėti. MMA iš tikrųjų tiek darbo reikia įdėti rimtynės ir viskas. Pradėjau jaunimas daugiau gal ir žiūrėti, gal sakyčiau, stovėseną, kur ir mažiau truputį darbo, ten ir aišku, ir traumų pasiekmės ten mažesnės ir viskas. Taip sakant, atkrenta parteris ir... Atkrenta parteris ir pirštinės didesnės ir traumų tikimybė mažesnė ir tu tos, kaip sakyt, tas, kad ir patyręs knockdowną, tu turi šansą tęsti kovą toliau, čia daug rizikos, daug traumų, rimtesnių traumų. Ir aš manau, dėl to jaunimas gal pradėjo daugiau stovėseną kovoti ir K1, Muay Thai. Tu propaguoji gan agresyvų stilių stovėsenoje, ar buvo noras save išbandyti, tarkim, bokse, K1? Ne, aš visą laiką pasirinkau tą kelią MMA, man jisai tinka ir aš visą laiką jų ėjau, niekad nenorėjau bandyti to ar ano, norėjau čia, nes čia visą laiką yra kur tobulėti, niekad nebus, kad
viską išmanysi ir viskas bus gerai. Netokios žvaigždės treniruojasi, jau žvaigždės treniruojasi, tai sakytum, pasiekęs tikrai yra ir kelis kartus būna tampa ir čempionais ir treniruojasi. Tai sakytų, gal jau tada nereikia treniruotis ar kažkas, bet visą laiką šitam sporte yra kur tobulėti. Nebus, kad stovėsi vietoje ir būsi geras. JAV kovoji Norvegija, Japonija, Europoje ringe. Tau kas labiau patinka, kas labiau tinka? Ne, aš kai buvau nekovojęs keidžio, tai, narve vadinam, tai aišku, ringe viskas atrodo gerai, bet kai pabandžiau keidžią, iš tikrųjų keidžią labiau patinka kovoti. Yra, kaip sakyti, tokia daugiau visokių galimybių, daugiau visokių išėjimų, prispaudimų, atsitiesimų, paprasčiausiai tau ir padeda tos sienos vadinamus keidžių, kad tu ir gali atsistoti ir visaip jas išnaudoti. Ringe biškiai viskas kitaip yra. Man labiau patinka keidžio kovoti dabar. Tu esi vienas žinomiausių Lietuvos MMA kovotojų. Kaip prasidėjo tavo kelias į MMA? Nes jau daug kas ypač jaunų gerbėjų jau ir pamiršta ir gal ir neskaito tavo senų interviu ir gal, taip sakant, tingi paguglinti. Kaip prasidėjo, aišku, gal aš kaip ir, sakau, čia kaip ir visų prasidėjau nuo tų senų Bushido kovų rodymo, kurias visi žiūrėjo ir jauni ir seni, ir mano močiutė žiūrėdavo ir žinodavo visus kovotojus, atsimindavau juos, tai aš sakyčiau, viskas prasidėjo nuo to. Tai kokiam klube, kas treneris pirmas buvo? Aš sportavau Marijampolėje, šitam džiudžitsu sporto klubas Drakonas ir mano treneris buvo Raimundas Kazelis, pirmas treneris džiudžitsu. Ką norėtum pabaigai pasakyti savo gerbėjams Lietuvoje ir užsienyje ir ypač jaunimui? Jaunimui, aišku, kas liečia MMA ir aplamai sportą, kad jeigu jie nori pasiekti kažkokio tai savo užsibrėžto tikslo, jie turi įdėti daug darbo, pastangų, niekad nenuleisti rankų, nes bus visko, bus ir pralaimėjimų, ir laimėjimų, esmė judėti savo kryptim, kurią tu pasirinkai. Ir galim visiems aišku, padėkosiu, kas buvo su manim tiek metų ir ačiū jiems. Ačiū už interviu.